Seniai augo morka. Augo ir išskrido. Skrido, kol pagaliau pasiekė Plytelių planetą, kurioje ji sudužo. Iš jos išlipo katinas ir šunė, kurie jie keliavo. Ir staiga pamatė Plytelių planetos princesę. Susipažino ir patraukė senamiesčiu, kuris vedė į Plytelių planetos princesės laivą, kuriuo jie turėjo pasiekti Fifų planetą. Toje planetoje augo stebuklinga gėlelė, kuri galėjo išgelbėti žmogų. Taigi, pasiekę Fifų planetą, jie pradėjo darytis gėlelės ir staiga jie ją pamatė. Tada žinė pasitelkė savo stebuklingasias galias, iškvietė ranką, kuri kirpo stebuklingų Fifų planetos šydą ir padėjo gėlelę katinui ant nugaros. Tada jie visi laimingai sugrįžo į Plytelių planetą. Ten jie sutaisė morką. Atsisveikinę, žinė su katinu lipo laivą ir laimingai parskrido namo.